Informuoju, kad pokalbis ir pristatymas šis viešas bus įrašomas tiek archyvavimo tikslais, tiek protokolavimo po to tikslais ir savivaldybei bus patalpintas archyvinė medžiaga bus patalpinta tiek savivaldybės vėliau puslapyje, tiek pas mus visada bus prieinama, dar turbūt pagal įstatymą berods 10 metų saugomas šitas įrašas. Gerai, pašėrinu tada iš ekraną ir manau, kad aš esu architektas ir projekto vadovas Donatas Laucius, atstovauju UAB Sienos, pirmininkausiu šiandien viešam projektinių pasiūlymų pristatymui. Sekretoriaus Akvilė Mišeikytė, irgi šio projekto autorė, bendraautorė ir architektė. Tai dar matot e-mailus bendrus, kuriais galite irgi rašyti mums ir tiek per viešą pristatymą, tiek galite naudotis ir chat skiltimi, galim sulaukti visų klausimų, tiek po to galima bus diskusijos metu. Tai pradedame visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą. Daugiabutis gyvenamasis namas Sėlių gatvė 34 Vilniuje rekonstravimo projektas. Rengiama A projekto laida. Adresas Vilnius Sėlių gatvė 34. Numatoma, reiškia, statinių paskirtis, gyvenamosios paskirties 3 ir daugiau būtų daugiabučiai pastatai. Projektinių pasiūlymų tiek nulinę, tiek šią A laidą parengė UAB Sienos. Aš esu projektų vadovas Donatas Laucius. Taip. Projekto pavadinimas daugiabutis gyvenamasis namas, dar pasikartosiu, rekonstravimo projektas. Dar matau, jungiasi kažkas, tai dar prijungsiu. Statytojas yra UAB Korteka bei privatūs asmenys. Projekto rengėjas UAB Sienos, projekto stadinė projektiniai pasiūlymai ir projektinių pasiūlymų A laida, statybos rūšis rekonstravimas, neypatingasis statinys. Projekto rengimo pagrindas, nuosavybės dokumentai, pastato projektavimo techninė užduotis, statytojo parengta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, taip pat parengta nulinė projekto tiek projektinių pasiūlymų nulinė laida bei techninio projekto nulinė laida. Sėlių situacijos schema, matoma Sėlių gatvės, Kęstučio gatvės ir mūsų sklypas matomas iš viršaus. Tai yra artimiausia aplinka ir šiuo metu esama situacija fotofiksacijose matoma. Pateikiama projektinių pasiūlymų rengimo užduotis A laidai, suderinta su Vilniaus miesto savivaldybė. Aš gal jos visos neskaitysiu, nes taip, tai projekto A laida ir keitimo priežastis. Daugiabutis gyvenamasis namas Sėlių 34, inžinerinė infrastruktūra, inžineriniai statiniai, kiti statiniai susisiekimo komunikacijos buvo suprojektuoti pagal 2022 metais parengtą statinio projektą, tuo pačiu pavadinimu daugiabutis gyvenamasis namas Sėlių gatvė 34 Vilniuje rekonstravimo projektas. Žemės sklype adresu Sėlių 34 per paskutinius metus buvo vykdomi rangos darbai, nes yra gautas statybą leidžiantis dokumentas. Statybos rangos darbai buvo pradėti vykdyti tais pačiais berods 22 metų gale, 23 metų pradžioje. Statybos leidžiantis dokumentas yra gautas 2022 metų rugpjūčio 29 dieną ir jo numeris LRS 01 22 08 29 00 118.
Pasikeitus Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniams 2022 metais Sėlių gatvė 34 Vilniuje buvo parengtas Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sėlių 34 inicijavimo pagrindu. Detalusis planas. Detaliojo plano numeris K.VT-13.22.67. Detalusis planas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymu ir detaliuoju planu buvo nustatyti nauji reglamentai, vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais. Taigi, parengtas detalusis planas ir pasikeitusi užsakovo techninė užduotis lėmė tai, kad buvo nutarta keisti esminių statinio projekto sprendinius, kurie buvo prieš tai gauti statybos leidimu. Ir tai numato statybos įstatymo 2 straipsnio 11 punktas nurodoma, kad esminio statinio projekto sprendiniai, tai yra sprendiniai statinio projekto sprendiniai, kuris nustatymo statinio vieta, statinio ir jo dalių paskirtis, statinio laikančiųjų konstrukcijų ir jų išdėstymas statinio išorės matmenis ir įgyvendinimas specialiai saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir specialiai paveldosaugos reikalavimai. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad yra keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai, yra rengiama ši nauja projekto laida A, bei reikalinga gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Tai, kad gauti statybą leidžiantį dokumentą, yra vykdoma procedūra, projektinių pasiūlymų viešinimas, pasikeitus esminiam statinio projekto sprendiniams. Taip. Tai toliau tada einam. Kultūros paveldo dalis yra dar 17 metais buvo nustatyta, kad buvęs tuo metu medinukas nėra saugotinas ir nebus siūlomas registruoti kultūros paveldo vertybių registre. Taip, projektuojamas pastatas Sėlių 30 nėra kultūros vertybių registre. Pats pastatas ir projektuojamas pastatas patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Tada dar galbūt verta paminėti būtų, kas yra projektiniuose pasiūlymuose. Tai yra nurodoma, kad gavome, reiškia, prieš tai vykstančio projektinių pasiūlymų viešinimo metu pastabą, tai įtraukiam šią papildomą informaciją, kad yra objektas ir artimiausi kultūros paveldo objektai, tai yra priešais esanti Švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčia, tada namas, kuris yra prie Narbuto gatvės, tada yra namas, dar vienas namas prie Narbuto gatvės, bet Liepino gatvėje 23 ir 21, tada namas Lenktojų gatvė 30 ir artimiausia dar įvertinom, kad Sėlių 2, Saltoniškių 31 irgi namas yra artimiausia, tokios kultūros paveldo artimiausi objektai. Taip, tada pereinam prie Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype, tai čia buvo 22 metais parengta detaliojo plano korektūra šiam sklypui ir nustatyti reglamentai, kurie numato daugiabučių gyvenamųjų namų teritoriją, mišri gyvenamoji teritorija 12 metrų aukštingumo, 40% užstatymo tankį, tada 0,8 užstatymo intensyvumo. Užstatymo tipas numatomas perimetrinis, priklausomųjų želdynų plotas numatomas 40% sklypo dalies ploto. Tai projekto laida A. Nulinės laidos sprendiniai buvom suprojektavę ir gautas statybos leidimas šiai dienai, kuris galiojantis yra. Tai yra buvo numatyta projektuojami 4 butai, 1 komercinės paskirties patalpos ir bendras nulinės laidos plotas buvo 350 kvadratų.
numatytas statinių sąrašas, tai buvo rekonstruojamas daugiabutis gyvenamasis namas, kiemo aikštelė, lauko terasa, vaikų žaidimo aikštelė, inžineriniai tinklai plus mažoji architektūra. Čia trumpai buvo aprašyta nulinės laidos projektiniai sprendiniai. Nulinės laidos sprendiniai, kurių bendrasis plotas buvo 350,63 kvadratų, gyvenamasis plotas 23379, pagalbinis plotas 36,37, pagalbinis plotas 48,1, nenaudingas 0, garažo plotas nebuvo suprojektuota, verslo plotas, komercinės patalpos pirmame aukšte buvo numatyta 80,47 kvadratinio metro. Pastato aukštis 11,35, o pastato naudingas plotas buvo 350,63. Taip, tai nulinės laidos sprendiniai, tai šiuo metu jie yra įgyvendinami ir vykdomos statybos darbai. Tai va čia matosi, reiškia, nuo Sėlių gatvės mėlynai pažymėta pastato vieta ir kiti sprendiniai, kuriems yra gautas statybą leidžiantis dokumentas. Taip pat nulinės laidos yra dangų planas. Tada gal aš staigiai prabėgsiu, kad antro aukšto planas, trečio aukšto planas, stogo planas ir dabar gal tada pereinam prie aktualios projekto A laidos. Kaip ir minėjau, kad yra šiuo metu vykdomi rangos darbai pagal nulinę projekto laidą, gautas statybos leidimas. Projektuojamas statinių sąrašas. Gyvenamosios paskirties pastatas 3 ir daugiau butų, pastato 3 ir daugiau butų, daugiabučiai pastatai, projekto A laida. Taip pat numatoma šio projekto suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę, vaikų žaidimo aikštelę, terasą, pėsčiųjų takus, tada elementarią sporto aikštelę, inžinerinių tinklus ir mažąją architektūrą. Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tai sklypas patenka, kaip prieš tai minėjau, į Vilniaus senamiesčio kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų apsaugos zoną, skirstomųjų dujotiekio apsaugos zoną, vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zoną, elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zoną bei aerodromo apsaugos zoną. Yra nustatytas servitutas, požeminė, tai yra aptarnauti, naudoti požeminės antžeminės komunikacijas, yra numatytas aptarnauti inžinerinės komunikacijos, kurios yra mūsų sklype ir patenka, reiškia, į mūsų sklypo, į projektuojamą pastatą. Taip, projektinių etapų schema. Tai, kaip matote, statmenų štrichų užštrichuota nulinė laida, kur dabar vykdomi statybos darbai. Yra šalia blokuojamasi prie administracinio pastato Sėlio 36, kuris yra suprojektuotas UAB po namą. A laida jie irgi išsileidę. Ir A laida numatoma šitas štrichas giliau sklypo dalyje, centriniai sklypo dalyje, prisiblokuojant prie to pačio administracinio pastato Sėlių 36. Numatomi vykdyti darbai. Teritorijų prieigos prie sklype esančio pastato šiuo metu yra sutvarkytos iš dalies. Tai ties rytinės sklypo riba yra rekonstruojamas privažiavimas automobiliams. Dirvožemio apsaugos zonoje vykdant statybos darbus, derlingas dirvožemio sluoksnis jau nuimtas, sandėliuojamas yra šiuo metu sklype ir bus vėliau panaudojamas sklypo gerbūvio sutvarkymui. Taip, tai čia yra, bus pilna apimtimi numatoma įrengti, statyti pėsčiųjų dangas tiek nuo Sėlių gatvės, tiek sklypo viduje.
įrengti želdynus, vaikų žaidimo aikšteles. Lietaus vanduo bus surinkamas sklypo ribose, jau šiuo metu yra įrengti lietaus surinkimo tinklai, vėliau bus įrengtos grotelės vandens surinkimui ir nuvesta į miestų tinklus. Projektuojamo daugiabučio namo teritorija yra pilnai pritaikoma žmonėms su negalia. Taigi, A laidos sprendiniai. Projektuojamas 3 aukštų 10 butų gyvenamasis daugiabutis namas. Bendras pastato plotas 690 kvadratų. Iš jų gyvenamojo ploto numatoma 531 kvadratas. Patekimas į butus yra numatomas iš bendrosios laiptinės, taip pat yra per kiemo gilumą, vėliau parodysiu planuose. Pirmame aukšte pasiekiamos nuo Sėlių gatvės pusės yra projektuojamos nedidelės apie 80 kvadratų komercinės patalpos. Kaip tai numato savivaldybės suderinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. Pastato pagrindinės konstrukcijos yra numatomos iš monolitinio gelžbetonio karkaso, pamatai gelžbetoniniai polius, rostverkus, stogai dvišlaičiai, metalo medžio konstrukcijos. Išoros atitvaros projektuojamos keramikinių blokų ant GB gelžbetonio monolitinių perdangų. Automobilių poreikio išpildymas. Kažkas dar jungiasi, tai prijungsim. Taip. Skaičiuojamas poreikis yra įvertinus koeficientą, savivaldybės numatytą koeficientą, poreikis yra 6 automobiliai. Sklype nulinė projekto laida suprojektuotos yra 4 automobilių stovėjimo vietos. Viena iš jų yra pritaikyta žmonėms su negalia. Šiuo projektu automobilių vietų skaičius yra nedidinamas ir vadovaujantis kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašu. Pasinaudojam šitais punktais ir užsakovas numato, kad vietų skaičių sumažinti 2 vietų, sumokant už jas numatytą savivaldybės kompensaciją. Tai reiškia, kad mes papildomai neprojektuojam ir sklype neįkišam papildomų vietų, o užsakovas sumokėjęs kompensacijas, jas įgys teisę pagal nustatytus reikalavimus, reiškia automobilius neprojektuoti šitoje vietoje ir nedidinti kiekio. Taip, vadovaujantis 2018-12 metų 19 dienos Vilniaus tarybos sprendimu 1.1859 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu, priskatinant judumą mieste, alternatyviomis priemonės rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietas. Taigi, sklype suprojektuotos yra 8 dviračių stovėjimo vietos ir 2 paspirtukų stovėjimo vietos, ten numatant su jų galimybę pakrauti tiek elektrinius paspirtukus, tiek elektrinius dviračius. Dviračių stovėjimo vietos numatomos ir bus sprendžiamos techninių projektų, bet šiai dienai numatom jas įrengti vėliau dengtas. Taip. Tai čia gatvės vietinės reikšmės keliai bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymas į zonas pagal nustatytas automobilių stovėjimo vietos skaičiaus koeficientų schema. Ir zona, būtent žvėrynas visas patenka į miesto centro zoną, kur taikomas yra 0,5 koeficientas, kuriuo galima mažinti automobilių vietų poreikį. Taip, iki rengiant nulinę laidą buvo parengtas arboristinis esamų želdinių vertinimas ir sklype yra esami 4 medžiai, galbūt ne visai mūsų sklype, bet kartu besiribojančiam yra Sėlių 36. Sklype
Tai jie visi šiuo projektu yra saugomi. Šiuo metu buvom dar užsakovas dar buvo išsikvietęs arboristą įvertinti jų būklę prieš rengiant tiek vykdant statybos darbus ir prieš rengiant šią A laidą projekto buvom gavę dar pastabą prieš tai projektinių pasiūlymų viešinimą, reiškia, kad uždengti medžius statybos metu, tai tas yra padaryta jau keli mėnesiai, tai medžiai statybvietėje yra uždengti ir priimtas planas, kaip juos toliau puoselėti, kad jie išliktų ir po statybos ir mūsų manimų tai yra didžiausia vertybė be kultūros vertybių, kuri yra čionais pas mus sklype. Tai jie yra saugomi ir puoselėjami. Taip, tai šiuo projektu numatoma kaip ir nulinė laida, taip pat yra numatoma naudotis ir gavę iš savivaldybės raštą dėl buitinių nuotekų aikštelės, kad bus naudojamasi 430 numerio Sakalų gatvėje, kitoje gatvės pusėje numatyta ir esama buitinių atliekų surinkimo aikštelė. Taip, tai dabar tada trumpai apie sprendinius gal. Sklypo plano sprendiniai yra, reiškia, pastato A laida yra projektuojama rengiant, reiškia, numatoma išplėtimą, pastatas didinamas į centrinę sklypo dalį, nuo Sėlių gatvės į vidų. Šiuo metu, kaip prieš tai minėjau, kad yra šiaurinėje sklypo dalyje prisiblokavus vykdomi statybos darbai ir taip pat sekanti dalis yra mažesnis tūris, reiškia, bus pristatomas į kiemo gilumą. Tai yra tas kvadratėlė štrichas šitoje vietoje. Kaip minėjau, reiškia, išsaugomi yra medžiai, projektuojamas įvažiavimas iš šiaurinės sklypo dalies, priėjimas prieigos irgi iš šiaurinės sklypo dalies nuo Sėlių gatvės, nulinė laida suprojektuota automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negale, vaikų žaidimo aikštelė ir kitos reikalingos daugiabučio eksploatuoti statiniai yra numatyti tiek nulinė laida, tiek šią A laida yra paliekami. Visi sprendiniai. Yra dangų planas, yra suprojektuota, prizuminsiu truputėlį arčiau, yra suprojektuotas patekimas, pėsčiųjų patekimas nuo Sėlių gatvės, tada esama vieta ir šiuo metu naudojama statybvietėje, reiškia, ir bus įvažiavimas iš Sėlių gatvės per šiaurinį sklypo dalį į projektuojamą automobilių stovėjimo aikštelę. Nuo jos numatoma prieigos į pastatus. Iš šiaurinės sklypo dalies patekimas yra į bendrą laiptinę. Ir tiek šitoj pusėje, reiškia, iš šiaurinės, tiek iš rytinės pastato projektuojamos pusės numatoma patekimas į butus ir į komercinės patalpas nuo Sėlių gatvės pusės. Pietinėje sklypo dalyje yra suprojektuota vaikų žaidimo aikštelė, yra numatyta apželdinimas, taip pat yra suprojektuota sporto aikštelė, lauko treniruokliai. Jos nebus didelės ir nuo pietinėje sklypo dalyje esančio užstatymo, čia truputėlį mes kažkiek ir atsitraukiam. Tai taip pat yra sklype suprojektuota vertikali sienelė ir projektuojamas vertikalus fasado apželdinimas. Taip, jau einam trumpai prie sprendinių. Yra nuo Sėlių gatvės šiuo metu vykdomi statybos darbai, tai yra šita pastato dalis. Šią A laidą numatoma, va čia matomas pristatymas, tai yra projektuojami du butai, kurie yra suprojektuoti pirmame, antrame pastato aukštuose.
prisiblokuojant prie jau dabar šiuo metu statomos pastato dalies. Ir pats tūris projektuojamas yra į pietinę sklypo dalį, jungiantis ir prisiblokuojant prie esamo administracinio paskirties pastato Sėlių gatvėje 36. Yra išsaugoma anksčiau buvusio pastato dalis, ten yra tokia mūrinė geltonų plytų siena, tai mes ją numatome eksponuoti interjere. Antras pastato aukštas yra tie patys du butai, kurie buvo, reiškia, patikimas iš pirmo aukšto. Yra antram pastate numatyti nulinėje laidoje numatyti čionais 3 butai, antras aukštas. Bei užlipus iš pirmo aukšto pietinėje sklypo dalyje numatyti butai per 2 aukštus. Taip, toliau tada trečias pastato aukštas, suprojektuoti nulinę laidą 3 butai, tada bendra laiptinė ir jungtis trečiame aukšte dar 2 butai pietinėje sklypo dalyje. Stogo planas, numatyti stoglangiai. Taip, tada fasadai ir pjūviai. Tai čia matomas išilginis pjūvis, čia yra skersinis pjūvis. Nes čia numatoma jungtis tiesiant sklypo ribos ir esamas administracinės paskirties pastatas, mes prie jo blokuojamės ir tęsiam užstatymą į pietinę sklypo pusę. Tai va šitoj vietoje šią A laidą ir numatomas pastato didinimas ir tūrio didinimas į kiemo gilumą. Čia tas pats skersinis pjūvis. Taip, tai yra geriausiai atspindinti šios A laidos, reiškia, būtinumą, tai yra matomas, yra parengta aksonometrija, yra mėlynai pažymėtas, matomas šiuo metu statoma pastato dalis, o šiuo projektu A laida, reiškia, mes jį išdidinam į kiemo gilumą, prisiblokuojant prie, va čia matosi administracinis pastatas Sėlių gatvė 36. Visi kiti sprendiniai, kurie numatyti buvo nulinėje laidoje, tai va tie želdynai, reiškia, aikštelės yra paliekami taip, kaip buvo suprojektuota nulinėje laidoje. Aksonometrija iš pietryčių pusės. Tada yra suprojektuoti. Dar jungiasi kažkas, tai jungsim. Taip, tai yra fasadai. Ilgasis tai yra mūsų į kiemą fasadas, tada nuo Sėlių gatvės pusės, tada fasadas iš pietinės pastato dalies. 3 fasadai, nes yra 4 prisiblokuojamas prie esamo pastato. Sėlių 36, tai jo nesimatys nei iš anos pusės. Iš Klotinės gatvių, gal dar prie fasadų grįšiu trumpai, kad tai yra naudojamos klinkerio, fasadų apdailai naudojamos klinkerio apdaila, yra pirmi 2 aukštai numatoma klinkerio apdaila, derinsimės prie esamo administracinio paskirties pastato, čia buvo ir su savivaldybė toks noras ir derintas pačios plytos, reiškia, kad apdailą bandysim pritaikyti patį, reiškia, plytos gabaritą ir koloritą priderinti prie esamo pastato, prie kurio mes blokuojamės. Tai kad labiau ties galbūt kompleksiškiau atrodytų ir pats tas tūris ne tiek, reiškia, kontrastuotų su jau esamu užstatymu. Tai stogai, kaip ir buvom suprojektavę
reiškia nuliniai laidoj, tai išlaikomas tas pats pastato aukštingumas, tūris pats didinamas tik tai į ilgį, į kiemo gilumą. Viršutinė, reiškia, tūrio dalis yra suprojektuota medinių dailylenčių apdailos ir, reiškia, urbanistinė tokia idėja ir buvo, kad, reiškia, nuo tos Kęstučio gatvės to tokio modernaus užstatymo, lyg ir tas mūsų projektuojamas užstatymas nubyra į tokį žvėrinietišką, į tokį mažesnių gabaritų medinį žvėryno užstatymą. Tai, o tas mūsų pastatas lyg ir ant tokios ribos prie to tokio modernaus ir administracinio užstatymo tarp to tokio žemesnio ir ramesnio medinio žvėryno užstatymo, tai mes lyg ir tokia architektūrinė idėja ir buvo tokia lyg ir jungtis tarp to ir to, tai vat ir jungiam toliau, tęsim tą architektūrinę idėją ir čia atsispindi mūsų fasaduose. Yra pačioje medžiagiškume, tiek pačiuose fasaduose. Tai vat. Čia keletas, reiškia, išklotinė gatvė, vat, čia kaip ir minėjau, vat, viršutiniai matosi tas nuo Kęstučio gatvės ateinantis administracinis labiau toks užstatymas, kuris ir jisai nubyra vėliau į Sėlių Sakalų gatvę, ten į tą mažesnį, tokį ramesnį medinukų užstatymą, kuris galbūt kažkada keisis, gal ir nesikeistų. Šiai dienai mes į tai reaguojam ir grindžiam savo architektūrinę idėją. Taip, tai yra bendrieji statinių rodikliai. Sklypo plotas 868 kvadratiniai metrai, statinio užimamo žemės plotas 340. Čia aš jau vardinau, atsiprašau, A laidos iš karto bendruosius rodiklius. Tai statinio užimamo žemės plotas yra 348, sklypo užstatymo intensyvumas 0, išlaikom pagal detalųjį planą numatytus reglamentus. Sklypo užstatymo tankis 40, sklypo žalieji plotai želdynai 40, komercinės patalpos numatytos A laida 2, A laida numatyta 10 butų, bendras pastato plotas yra 690 kvadratų, iš jų gyvenamasis plotas yra 530, pagalbinis 80 kvadratų, verslo plotas 78. Naudingas plotas 690. Pastato tūris projektuojamas 3715 kubinių metrų. Aukštų skaičius yra 3. Pastato aukštis yra 11,35. Statinio atsparumas ugniai 3. A++ energetinio naudingumo klasė yra C kategorija. Tai toliau tada automobilių stovėjimo aikštelė, projektuojama lauko terasa, pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo aikštelė, elementari sporto aikštelė. Taip pat inžineriniai tinklai numatyti A projekto, nulinė projekto laida. Taip, tai yra vizualizacija ir medžiagiškumas pastato. Tai šiam pristatymui turbūt tiek. Ir dabar laukčiau klausimų. Taip, matau Ievą. Ranką, tai. Aš norėjau patikslinti, galite 43 puslapį atidaryti? Šitą, Ten antras, 42 puslapis. Taip, čia šitas, medžiagiškumas. Ne, pat prieš tai buvo. Šitas, taip? Ja, jums išeitų padidinti šiek tiek, kad matytųsi apatinę nuotrauką. Šitą, ne? Taip, dar labiau, o tai kad matytųsi. Tai tiesiog
Čia nepriekabiavimas, o tiesiog patikslinimas, kad tai nėra administracinis pastatas šalia kaimininis, nes ten realiai yra būtai. Ten tik tai pirmam aukšte yra komercinės patalpos, o antras ir trečias aukštas tai yra grinai būtai. De facto, vis tiek aš jau vadovaujuosi, kaip sakyti, nekilnojamo turto registro išrašų, ką pateikia registrų centras. Tai Taip, bet vienas dalykas, kas yra pateikę registrų centras arba kas parašyta techniniam projekte arba projektiniuose pasiūlymuose, bet esamą padėtį gal geriau fiksuoti pagal tai, kas yra de facto. Tai jo, aš ten. Ir prie ko jūs prilipinat savo pastatą, tai tiesiog toks pastebėjimas. Tai aš. Neklaidinti kitų, kaip sakant, žmonių, kurie priiminėja sprendimus, nenuvažiavę į vietą, tai geriau pasakyti tiesą, kad tai yra kaimininis pastatas būtai ir kad nebloginti, kad nėra būtai ir kad nebloginti jų, sakysim, gyvenimo aplinkos, tiesiog, kad vis tiek, tai ir pas jūs bus būtai, ir šalia būtai, tai tiesiog, kad neklaidinti, sakykime, tiesą. Kad de facto tai nėra administracinis pastatas. Atsižvelgsime šitą, pabandysiu, aš nežinau, kažkaip tai vertinomės prieš tai jau, kai vertinom ten ir su savivaldybė, tai savivaldybė aš negaliu parašyti, reiškia, kad yra gyvenamasis namas, nors jo, akivaizdžiai matosi. Ne, tai savivaldybė jūs lygiai taip pat galite parašyti, kad tai yra pagal popieriaus administracinis pastatas, tačiau de facto ir nuotraukose, fotofiksacijose matoma, kad tai yra gyvenamasis namas. Su pirmam aukšte komercinėmis patalpomis. Tai tiek. Gerai, ačiū Jums. Kada nors ir tie persidarys, de facto popierius susitvarkys. Pakeis, ne? Į šitą, į gyvenamąjį. Taip. Aš manau, dėl to, kad tai akivaizdžiai matosi, kad tai yra gyvenamasis namas. Taip. O ne administracinis pastatas. Pabandysim kažkaip įvertinti. Gerai, ačiū Jums. Klausimas čiate. Taip, dar turim klausimą čiate, kur numatoma statyti automobilius ir kiek name bus butų ir kiek bus parkavimo vietų. Tai galbūt turbūt prieš tai praleido, buvau pasakojęs, tuo gal atsuksiu tą slaidą. Berods šitas. Matosi ekranas turbūt, ne man? Atsukau, taip. Taip, tai skaičiuojamas poreikis yra, name suprojektuota yra 10 butų, pritaikius 0,5 koeficientą, galimas automobilių stovėjimo vietų skaičius yra skaičiuojamas 5 su užmetimu 6, sakykime. Yra sklype suprojektuotos, nulinė projekto laida yra suprojektuotos 4 stovėjimo vietos, vieną iš jų pritaikant žmonėms su negalia. Ir reiškia, vadovaujantis kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašu, užsakovas numato sumokėti kompensaciją už 2 automobilių stovėjimo vietas ir jų neįrengti sklype. Ar Egle atsakiau Jūsų klausimą? Ačiū. Taip. Taip, tai dar gal reikia paminėti, kad buvome sulaukę kaimyninio, per viešinimą, reiškia, buvom sulaukę kaimyninio pietinio sklypo dalies savininko skambučio ir buvo klausimas, kas numatoma pietinėje sklypo dalyje, tai
reiškia, jie šiuo metu irgi rengia, kaip supratau, detalųjį planą ir numato irgi keisti paskirtį daugiabučius, tai sakė, kad lyg ir norėtų susiderinti kartu su mūsų užsakovų sprendinius, numatyti aiškesnį atskirimą tarp mūsų ir gretimo sklypo, galbūt ar kažkokia gyvatvorė įrengiant, arba želdynus, arba kažkokią aiškesnę tvorą, tai kad, kaip sakė, nesipjautų srautai. Tai manau, kad šitą dalyką verta užfiksuoti ir mes techninio projekto rengimo metu reiškia įvertinsim šitą galimybę, pasitarsim su gretimo sklypo savininku, kaip šitą kažkokiom tai nebrutaliom priemonėm, bet galbūt želdynais atskirti kiemus. Tai daugiau nebuvom sulaukę per viešinimą, negavom nei e-mailo, nebuvom sulaukę nei daugiau kažkokių tai užklausimų arba paklausimų, pastebėjimų dėl šitos laidos, tai daugiau lyg ir klausimų ir nesu gavęs, tai nelabai turiu ir ką pakomentuoti, galim gal dar palaukti kažkiek tai 10 minučių. Ir manau, kad galima bus po truputėlį, jeigu nesulauksime dar prisijungiančių, galima bus fiksuoti viešo susirinkimo pabaigą. Tai kol kas palieku ekraną.
Manau, kad galime užbaiginėti projektinių pasiūlymų viešinimą ir per visą laiką nebesulaukėme daugiau prašymų ir komentarų nesulaukėme, tai galima fiksuoti, kad dalyvių skaičius, dabar net ir nepasakysiu, koks, matyt, teks protokolę atsiųsti visiems, išsiųsim užsiregistravusiems visiems protokolą ir viešinimo ataskaitą. Tai nematau, kiek čia buvo. Akvilė, gal tu pasakysi, kiek dalyvių skaičius buvo? Maksimum 4, vis mes 2. Tai reiškia, dalyvių skaičius buvo su mumis 6 ir jo, baigtinis tada skaičius 6 vienetai, 6 žmonės. Tai va. Tai gerai, ačiū visiems. Informuosime artimiausių laikų užsiregistravusius e-mailais, atsiųsime protokolą, viešinimo ataskaitą bei kitus lydinčius dokumentus. Ačiū visiems dalyviams ir iki pasimatymo kitą kartą turbūt. Viso gero. Viso.